Back to the future arba Back to the Poland. Labas, aš Paulius. Sveiki, aš Sigita. Prieš porą metų mes keliavome į Lenkiją, turėjom žiaurę kelionę su gedimais, nakvojimais kolonėliai, 14-16, kiek ten tų valandų. Šį kartą mes nusprendėme šturmuoti Lenkiją atgal. Sekite kartu su mumis. Karočią su tualetiniu popieriu pavalysim biškį kraštą mašiną. Turėjosim mūsų gražiosius firminius lipdukus. Nu, gražieji tai jie čia sąlyginai. Tai daugiau firminiai. Kaip čia viskas gražu. Matot? Gerbėmieji, tiesioginis video iš Punsko, ką tik pravažiavus kontrolę. Patikrino pareigūnai su automatais, dokumentus pažiūrėjo, laimingo kelio palinkėjo, jis sakė gerų atostogų. Mes jiem thank you, jie mums thank you. Ir viskas, to patikrai baigėsi, čia visi myžai bada, dokumentus tikrins, eilės didžiausias bus. Nebuvo jokių eilių, 3 minutės užtruko lygiai. Tik tiek, kad nukreipė tokį žiauriai gerų vieškelių, tai galvom išsipurtysim visi absoliučiai. Darom pirmą sustojimą tokį kolonėlį, pavalgyt. Chebra, jeigu kas važiuosit link Varšuvos, susipilkit kuro, nes pakeliui kolonėlių praktiškai nėra, nežinau, 150 kg gal nuo Lietuvos sienos tik radau. Turėjom vieną sugedimą pirmą, nu nesugedimą, tokia varijėlė, ne varijėlė, nežinau, to parodysiu, kaip čia apibūdinta visą šitą reikalą. Va, posparnis nuėjo, tai gerai, kad tokią gražią, karočią, zateškę turėjau iš Lidlo, man rodos, iš kažkur tai. Tai va, laukiu chebros. Paragaujam lenkiškas dešrelės ir važiuojam toliau, mums dar iki kempingo 108 km, man rodos, liko. Kokia romantiška muzika groja. Jeigu prakalbam apie romantiką, tai gera naujiena, kad mums iki kempingo liko 1,3 km. Tai mes būsim kažkur tai šalia Varšuvos, kažkokios laukose prie kažkokio ežero, velniai žino. Blogoji naujiena yra ta, kad kempingas nežino, kad mes atvažiuojam. Tiksliau, aš jam įsiunčiau e-mailą prieš išvažiuojant, bet atsakymo jokio. Tai variantas A, mes gausim vietų ir išsimiegosim. Variantas B, jisai bus pilnas, mes netilpsim ir mes neišsimiegosim. Variantas C, jis iš viso užsidaręs prieš 10 metų, veikia Google taip tik tai. Tai va, už gerų 900 metrų mes jau turėtume viską žinoti ir arba įsikurti, arba ieškoti, kur miegoti. Kempinge apsistoti mums pavyko. Štai mūsų vietelė, kempingo kaina 120 zlotų, tai beveik 30 eurų. Čia mūsų palapinė, staliukas, dujinė viryklė. Vakarieniai bus berlinki dešrelės su makaraškiam. Čia ne koksas, čia cukrus. Druska. Druska, dar geriau. Makaronai su cukrum ir berlinki dešrelėm. Jo, makaronai su cukrum ir berlinki dešrelėm. Tai va, čia sėsim vakarieniauti. Susipažinkite, Sigita ir puodas observatorija. Ne, rimtai tik čia bliūdas ant viršaus. Dabar jūs aišku, kils klausimas, kodėl. Mes dangtį namuose pamiršom. Teko panaudoti bliūdelį, kad makaraškės išvirtos.